Pagalvojau, kiek daug organizacijų yra, kurios turi pavadinime žodį agro. Pavyzdžiui, Agro žmonės, Agro koncernas, Baltic Agro, Linas Agro ir dar daug kitų. Parašykite komentaruose, kokiu jūs dar žinote pavadinimus su žodžiu agro. O šiandieną pasikalbėsime apie kooperatyvą Agro rangovai, kokią naudą ir vertę gali sukurti ūkininkams, pasikalbėsime su Mėgenų žemės ūkio bendrovės vadovu Svajūnu. Taigi keliavom pasižiūrėti, apie ką tai. Bet prieš tai, dar nesekat mūsų kanalą, būtinai tai kviečiu padaryti, nes tada patys pirmieji galėsite pamatyti mūsų naujausius video. Smagios peržiūros. Tai jūs visą parą net galite sėti? Taip. Ar tau verta fokusą pirkti? Tai geriau pasamdyti. Tad į rinką Agro rangovai Pasėjo cukrinius runkelius be kasiakų. Tai šitoj vietoj neprašauta tikrai, kad paėmėm juos, kad pasėjo jie, tai negaila didesnį atlyginimą žmogui mokėti. Kiek toksai universalus darbuotojas gauna atlyginimą vidutiniškai? Čia sako, tu atsiuntei kaimynus, ta prasme. Sako, atvažiavo pažiūrėti, ką veikiam. Sakau, ką pasakė, ai tai nieko, pasijokė, išvažiavo. Sekančią dieną mes su 3 kombainais išvažiavom, jie irgi į laukus jau visi. Nesėdėsi pats dar naktį, Petrai, tau reikia nukulti, Antanai gal tau nupurkšti. Ir Horšas Siemosas yra geras. Šiai dienai, manyčiau, geriausias variantas. 3-4 paros, visi hektarai padaryti. Ir toliau važiuojam kažkam dar. Jėzus Marija, žiūrėk, kaip laksto čia po lauką. Kas ten toks važiuoja? Manituškiai. Parašykit žiūrovų komentaras, ar čia panašu į manitų ar ne. Tarptautinis pavadinimas manituškė. Nesvarbu spalva, nesvarbu išvaizda, svarbu manituškė. Ir ką čia sėjat šiandien? Ką, sėjam rapsą, pirma sėjos diena. Įsivažiuosim, tikėkimės, nesustos, orai nesutrukdys. O čia su trašom sėjate, ne? Taip. Naudojam trašas, 220 kg fizinio svorio į hektarą. Įterpinėjom lokaliai, reikia iš karto maistą duoti, kad turėtų ką valgyti pradėję savo. O kokią čia technologiją sėjat? Striptil technologija, galima sėti ir į skustą, galima tiesiai į ražieną sėti. Sėjam į skustą, sekantis laukai bus į ražieną. Dabar skutam biškį dar drėgmę, norim išleisti, nes po kritulių turim pakankamai drėgmės. Ir matom 2 siemosius, ne? Ir tas 2 siemosios dirba tą pačią technologiją. Ta pačia technologija ir sėjamosios, manau jau visi žino, kad striptilė tai turbūt, kas labiausiai pasitvirtinę, tai Horšo fokusai. Kaip yra Pampers, tai nesauskelnės, tai čia Horšas yra fokusas. Jeigu jau vaikam reikia sauskelnių, nieks nesako kitų pavadinimų, tiesiog ar ten tų pačių sauskelnių nemini, nupirk Pampersų. Tai čia tas pats reikia rapsą sėt, rudenį reikia fokusą. Ir šitam lauke turim 2 fokusus. Ir tie fokusai su lipdukais tokiais Agro rangovai. Taip, Agro paslaugų kooperatyvas, mes patys priklausom kooperatyvui. O tai čia tos 2 siemosios ir yra to kooperatyvo? Viena mano, kita yra kooperatyvo, tai dirbam su kooperatyvu, padedam jiem, duoda užsakymų, kada reikia atvažiuoja pas mane. Tai nuo pradžių gal iš vis kur mes esam? Norėjau sakyti, esam Kėdainių rajone, bet dabar turbūt čia arčiau gal Raseiniai arba Radviliškio rajonas, tolimiausias ūkio laukas, nuo ūkio nutolęs apie 35 km. Dėl to ne ūkį ir pradedam video laukuose, nes neapsimoka važiuoti, nes nėra laiko čia važinėti. Eliminuojam laiką kelyje, tai iš karto lauke matom, kas vyksta, kaip vyksta procesas. Tai gyvai visada geriau negu pasakot, tai galima apžvelgti visą eigą. Darbuotojai laikos darbo saugos su kaukėm dirba tvarkingai. Stengiamės, kiek įmanoma. Bent jau rekomenduojam darbuotojam, o jau darbuotojai patys nusprendžia, ar jiem reikia ar nereikia. Tai panašu, nori gyventi ilgai ir laimingai. Didžioji dalis taip. Aš irgi. Turim bendrovę sėjimą, traktoriuką, žmonių, bet norisi padėti kitiem. Yra ūkių, kurie neturi. Tai lygiai taip pat tuo pačiu principu turbūt ir kooperatyvas įsikūrė, kad padėti ūkiam, kuriem kažko neturi. Tai esam kooperatyvo nariai ir su tuo principu padedam, jie duoda užsakymų, padeda su užsakymais kaip pavyzdys, kam reikia kokių paslaugų. Tai lygiai tas pats kooperatyvas atvažiuoja pas mus, kai mums kažko reikia. Tai kaip pavyzdys, vieni yra su tais pačiais rapsais, ne? Vieni nori sėti rugpjūčio 5 pradėti, kiti rugpjūčio 1, gal net yra tokių, kur Liepos 28 nori sėti. Tai pavyzdžiui, mes nenorim anksti sėti, o sėjimo yra. Jinai stovi, traktorius stovi,
žmogui galima rasti darbą, bet kaip pavyzdys jo pagrindinis darbas, sėja ir kiti papildomi ūkio darbai. Tai su agrorangovais važiuojam į paslaugą. Važiuojam į paslaugą po Lietuvą, kur tik užsakymai yra, iki sutartos datos, kada atvažiuojam pas mus su tais pačiais agrorangovais ir sėjam mūsų laukus. Tai jie realiai jums suranda darbo, paskambina, sako, tu klientą ten ir ten. Yra variantas, važiuojam ten ir ten sėt. Gali prisijungti? Važiuojam. Negali? Perleidžiam kitiem. Kol kas šį sezoną maksimaliai stengiamės galėti, nes įdomu, yra galimybės, reikia išnaudoti techniką, nes mano pačia vizija yra tokia, kad sėjamosios brangios, traktoriai brangus, žmogui irgi atlyginimą reikia mokėti. Tai visą tą susumavus negali technika stovėti. Reikia, kad jinai dirbtų, būtų išnaudojama. Tai labai geras variantas, kai gali išvažiuoti į šalį, dar prie to pačio pasidarai ir savo po to darbus. O kiek hektarų dirbat? Grubiai 1800. Ir turit vieną Horsch sėjamąją? Jo, dar yra tokia senutė kito gamintojo sėjamoji, bet jau tiesiog stovi Horscho Focusas, pagrindinė sėjamoji. Čia irgi toksai kaip ir niuansas, galima niekur nevažiuoti, nieko nesikviesti pas save į pagalbą, ne. Nu ir vat, su viena sėjamoje, ne. Tikslas yra apie 450 hektarų žieminio rapso pasėti. Nu ir va, ir galima pradėti rugpjūčio 5 sėti ir taip smagiai, neskubant kokią savaitę arba 2 sėti rapsą. Arba galima kitą variantą pasiimti. Išvažiuoti iki, šiandien turim turbūt rugpjūčio 12, tai iki rugpjūčio 12 išvažiuojam, kažkam padedam, sėjam, rugpjūčio 12 atvažiuojam su 2 sėjamosioms, 2 pamainom, kiaurą parą, 3-4 paros, visi hektarai padaryti. Ir toliau važiuojam, kažkam darom. Tai jūs visą parą net galite sėti? Taip. Tai turit ant traktoriaus 2 operatorius turbūt? 2 operatoriai, keičiam pamainas, aptarnaujam, stengiamės maksimaliai laukuose. Kūro pristatymas, sėklos pristatymas, trąšų pristatymas, gedimo atveju ir tai įmanoma, dalį nusiemi, nuvažiuoji, suremontuoji kažką to. Bet pats principas, taip, 2 operatoriai keičiam laukuose, kad kuo intensyvesnis procesas būtų, kuo maksimaliau išnaudoti. O tai kiek su vienu fokusu galit pasėti per parą, taip maždaug? Slidus klausimas, priklauso nuo laukų. Nu, va dabar kokiam čia laukia esam, kokia dydžia? Čia laukas 55 hektarai, greta yra per griovį 45 hektarai pagal esamas konfiguracijas. Manyčiau, para laiko šitie du laukai, 100 hektarų, turėtų lengvai pasidaryti. Jeigu nestriksim su lietum ar dar kitom negandom, teoriškai 100 hektarų lengvai guldomi parą. O ką reiškia konfiguracijos? Turi įtakos, pavyzdžiui, žemės, ten molinga, smėlinga? Žemės struktūra neišvengiamai turi įtakos, tai kuo tolygesnė žemės struktūra, tai imkim molis, pereidinėjantis į vidutinę arba tenai į durpę, tai automatiškai turi operatorius atsižvelgti į parametrus sėjamosios, kad nepaskandintų sėklos arba nepaliktų ant viršaus. Tai žinoma, tai vėl žmogiškasis faktorius ir fiziškai neprilakstysi, neprilaipėsi iš sėjamosios kas minutę ir nežiūrėsi, kaip ta sėkla gula, bet vis tiek operatoriai patyrė, žino savo darbą ir mato jau pagal traktoriaus apkrovas, pagal tai, kaip tempia tą sėjamąją, prabuksavimas koksai gaunasi. Ir pagal tai žiūri, ar reikia kažką koreguoti, ar nereikia. Neišvengiamai sustoja užsipilti trąšų, sėklos pasipildyti, nueina pasižiūri, kas lauke darosi ir toliau juda. Tai, o dėl konfiguracijos, kaip klausai, tai vėl, kuo daugiau kampų, tuo lėtesnis darbas. Tuo daugiau sukinėjimusi, tuo daugiau galų laukių. Ir čia kaip ir kiekvieną darbą dirbant lauke, tai visi nori gražaus, stačiakampio, ilgo lauko, 2 km ilgio. Ir čia kiekviena svajonė, dar kad nebūtų stulpų. Tai čia... Čia matom, stulpų yra pas kaimynus, ne? Manau, čia neišvengiami kol kas dalykai su stulpais. O kokios galios traktoriaus reikia tam Horschui patempti? Kaip pavyzdys, dabar dirbame su klasais. Nu, ir jūsų ir sutapo, net nesitarus, sutapo mintis ir pas mus, ir pas agrorangovus yra klasai 960 po 440 arkliukų, plus yra galimybės pakelti galę, čia jau nuo poreikio, tai pilnai užtenka. 440 stabilių arklio galių užtenka tempti. Ir kokio greičio maždaug tempia per lauką? Vėl atsirėmėm nuo dirvožemio, 10-12
vėl greitai negali lėkti, nes sėklą išmeta į viršų. O kokiam gilis jie? Rapsą laikom centimetras, pusantro, iki 2 jau priklauso nuo dirvožemio, o nuo ragus leidžiam vėl. Aš, pavyzdžiui, pas save laikau 15-18 cm gilyje, kad sujudint dirvožemį. Kiti ūkiai prašo ne mažiau 20 arba nedaugiau 15. Čia vėl kiekvieno ūkio vizija, įsitikinimai ir norai. Religijos klausimas. Jo, čia kiekvienas mato savaip. Jo. O kokie dirvožemiai čia pas jūs, kad apie dirvožemį kalbam, rūgštus, reikia kalkinti, nereikia? Šitas laukas turi tyrimus padarytus, tai pH geras, nerūgštus, kalkinti nereikia. Plus, kai tik šiemet atnaujinom dirvožemių tyrimus, tai ir didžiąją dalį ūkio, tai perspektyva tokia, kad reikia žinoti, ką duoti, reikia prižiūrėti laukus, nes nualinti laukai nieko neduos, jie tik sunaudos. Tai, ką duodi jiem, suvalgys trąšas, o į augalą nenueis. O tai gerai, turi 1000 hektarų, per tą 1000 hektarų niekur nereikia kalkinti? Reikia, bet dėja iki šios dienos buvo nedaug tyrimų daryta ir tokie pagrindiniai masyvai buvo tirti, tik tai tie, kurie geriausi, tie buvo tirti. Paimti tyrimai, kurie jau išvežti mėginiai į laboratorijas ir laukiam atsakymų. Įveskim žiūrovai kontekstą, kad Svajūnas dirbo čia nuo kada? Nuo kovo mėnesio. Nuo kovo mėnesio. Dar tik apšilnėjat kojas, ne? Grubiai tariant taip. Ir kas sunkiausia darbė, nusamdomam darbė, vadovaujant bendroviai? Kokie čia didžiausi iššūkiai buvo, kai atėjai dirbti kaip vadovai? Didžiausi iššūkiai, vadovavimas, organizavimas ne naujiena, žmonės kaip ir visur, su žmonėm reikia perprasti ir suprasti, kiekvieni skirtingi, nėra vienodų žmonių, tai kažkaip pagrindiniai iššūkiai tokie, tai nežinau, gal kažkam sakytų, o, į naują ūkį atėjęs, kaip laukus susirinkti. Šitoj vietoj ne problema, 21 amžius, porą dienų ir viską telefonė turi. Naudot kokią nors valdymo programą? Dėja, kol kas ne, yra dideli norai, kad tai atsirastų jau kitais metais ir stipri kokią valdymo programą, kuri apjungtų visą ūkį, laukus, kiemą, sandėlius, kuro išdavimus, nes 21 amžius, tai turi būti patogu ir funkcionalu. Tai kokią čia programą gali pagelbėti, kokiems patiktų? Dėja, kol kas nėra. Tai Hikosas potencialus, viskas su juo gerai, bet dar irgi neišdirbtas iki galo. O daugiau teko dirbti su Farmnetu, vokiečių klaso dukterinės įmonės. Tai viskas ok, bet jie į Lietuvą neatėjo, nepritaikyta Lietuvos rinkai dar. Tai stipri, gera programa, kuri apjungia daug dalykų, sandėlius, technikos judėjimą, fiksavimus laukuose, darbų, kaštus, viską apjungia, bet jie neatėjo į rinką, jiem dar nereikia Lietuvos. Per maži turbūt esam. Bet atėjo į rinką agrorangovai? Atėjo agrorangovai ir aš skaitau gerai laiku, nes Lietuvoje dar yra toksai mąstymas ūkininkų, kad visada reikia turėti savo, ar tai brangiai kainuos, ar nebrangiai ir kiek aš tą daiktą išnaudosiu, bet reikia savo. Bet yra dar ir paramos, kurios šiek tiek iškreipia tą rinką, kur tu turi paimti. Iškreipia, bet vis tiek ta parama neišvengiamai, tai yra bankai pirmoje eilėje, bankam turi taip nuėjęs jau sunkiai gausi, turi kažką įkeisti, kažką duoti, tas banko paskola irgi kainuoja ir reikia tiesiog skaičiuoti. Šiai dienai neišvengiamai reikia viską skaičiuoti ir kaip pavyzdys, jeigu tu žeminio rapso sėji 100 hektarų, ar tau verta fokusą pirkti, tai geriau pasamdyti. Bet reikia turėti ką pasamdyti, reikia žinot ką samdyti, kad būtų profesionalai atvažiuos. Taip, tai dėl to ir aš manau, kad agrorangovai šitoj vietoj tikrai jau ne pirmi metai, ne pirmas sezonas jiem. O kiek metų jūs su jais dirbat? Aš kaip pats su jais, tai gal 3 sezonas asmeniškai, šitam ūkį turbūt 1 ruduo. O taip asmeniškai, ruduo, vasaros galas. Sėja, ruduo, jau viskas. Tai pats principas taip, bet kaip jie patys gyvuoja, tai net nežinau dabar 4-5 metai, kiek čia jau jie juda, bijau pameluoti, bet asmeniškai 3 sezonus teko su jais dirbti, kokybė patenkintas, terminais, galėčiau sakyti 99–98% atitinka realybę, ką sutarė, nes yra neišvengiami dalykai, kai oras,
kuris koreguoja visus planus, tai čia... Nu, fabrikas patvirų dangum, nereikia norėti, kad čia būtų viskas taip. Ja, tai vat, o grįžtant prie tos temos, kad paslaugos Lietuvoje ir ūkininkai ir viską, tai tikrai kuo daugiau kooperatyvas turės narių, tuo kitiem ūkininkam bus lengviau, nes tiesiog yra jau kur nusipirkti Lietuvoje paslaugą, agro paslaugą, bet yra nišinės tos paslaugos ir ten kažkokia įmonė tik tai viena sritim užsiema, kita dar kažkom. Tai aš manyčiau, kaip agro rangovų kooperatyvas ir kuo daugiau pritrauks ir taps narių, įeis į tą kooperatyvą, tuo jie didesnę pasiūlą turės, tuo lengviau kitam ūkininkui bus dirbti su vienu. Tai kaip pavyzdys, aš šiais metais per agro rangovus tai atlikau purškimo paslaugas su savaigiu purkštuvu. Šią akimirką kūlimo paslaugą atliekam pas broliukus latvius. Tai kaip pavyzdys, rapso sėja vyko ir dar vyks. Tai lygiai tą patį ir kviečių sėja turbūt vyks. Tai aš manau, tai čia tik tai dabartinis toksai spektras paslaugų, ką gali per juos, bet čia laiko klausimas, nes įmonė kasmet, kiek bendrauju, turi didesnį paslaugų paketą, ką gali pasiūlyti, tai smagu. O tai jūs esate to kooperatyvo narys, ar ne? Taip. Ir kokias sąlygos norint įstoti į tą kooperatyvą? Tai tam tikras stojamasis mokestis, įsivaizduoju, net dabar... Aš manau, kaip ūkiui nėra ten didelis. Net neįvardinsiu tiksliai, nežinau dabar šiai dienai, o daugiau tai viskas. Ir tu, kai stoji, tu gali ten teikti savo paslaugas kitiems žmonėm, ar kaip čia veikia? Gali per kooperatyvą teikti, gali jie, kaip pavyzdys, kooperatyvo vadybininkas paskambina, sako, Svajūnai, žiūrėk, yra variantas, reikia važiuoti purkšti. Žinai, kokios sąlygos, žinai, nieko, reikia, rimtas ūkininkas, reikia pagalbos, sugedo purkštuvas. Valio, viskas, sakau, per tave forminam sąskaitas, viskas, sako, kaip nori, galim per rangovus, agro rangovus, galim tiesiogiai rašytis, kaip nori, sako, reikia padėti. Tai nėra pririšta, kad būtent taip ar taip, bet automatiškai vėl, jeigu dirbi su jais, tai gali rašyti per juos, jie išrašo su ūkininku, tu jiem ir tas darbas gali būti per juos arba tiesiogiai suveda, bet pats principas jų sklaida yra bendravimo daug su ūkininkais, tai palengvina. Vėl, ūkininkas turi savų darbų, kaip pavyzdys mes irgi turim savų darbų dabar sėja, neskutimai, kulimai, visa kita ir čia tada dar etato reikėtų, yra tos technikos, ką reikia dar, bet reikia žmogus, kad ieškotų, kam reikia, nesėdėsi pats dar naktį, Petrai, tau reikia nukulti, Antanai, gal tau nupurkšti, o jau toks darbas. Jeigu, pavyzdžiui, ūkininkas dabar nori užsisakyti, tarkim, kukurūzų sėją, ką jam reikia daryti? Tai vienas iš variantų užeiti į internetinį puslapį agrorangovai.lt, ten susirasti visas teikiamas agro paslaugas ir išsirinkus agro paslaugą užpildyti formą arba paskambinti duotais kontaktais. Ir gali būti, kad atvažiuosit pasėti, ne? Arba aš, arba agro rangovai. Aš kukurūzų sėjamosios neturiu, bet jie turi. Man sėjo cukrinius runkelius. Tai sėja gerai. O kokias paslaugas dar, pavyzdžiui, perkat iš agro rangovų? Cukrinių runkelių sėja pirkau, daugiau, tai vat. O kas nukasa jos? Nukasa patys nukasa, mes turim. Jūs turit kasimo? Turiu runkelių kasimo kombainą, perkrovos kombainą. Irgi teikėt paslaugą? Neišvengiamai, reikia. Reikia. Ir smagu. Tai kombainas kainuoja, o nukasti 150 hektarų nėra daug darbo, nėra mažai, nėra daug. Ir vėl tas daiktas tada stovi. Ir negerai, kai stovi, nes tiesiog kalnas pinigų ir stovi. Tai geriau pas kaimyną, pas vieną, pas kitą pasitarė. Nereikia ten tų kosminių pinigų uždirbti elementarią rinkos kainą, arba jeigu geras kaimynas, žemesnė nei rinkos kaina ir svarbu juda, svarbu procesas vyksta. Ir man gerai, žmogus dirba, technika išnaudojama ir kaimynai gerai. Reikia laukti, kol kažkas kažkur kažkada privažiuos. Žodžiu, visi laimingi. O šiam sezonui pilnai užbukinti esat? Dar su cukriniu kasimu yra vietos, kur pasistumėti, su krovimu taip ant ribos, bet dar galima rasti. Tai kaip jūs galėtų rasti, kaip jūs kreiptis, jeigu norėtų kas nors? Tai aš manyčiau per tos pačius agro rangovus
kreiptis į juos, susirasti. Ir sakyt, noriu svajūną, ne? Arba kito kooperatyvo nario, kuris galėtų kažkuriais klausimais padėti. O kur toliausiai esat važiavę paslaugą teikti? Šią akimirką kombainas Latvijoje kūla žieminius kviečius, tai čia Bauskoj. Yra gabaliukas nuo Kėdainių? Nei daug, nei mažai, čia 140 km, tai su kombainu varėm dėja savo eigą, nes greitai tralo negausi, visi užsijėmė, tai 4 ryto startas, 10 jau vietoj. Tai, Oho. Tai. O daugiau toliau kažkur, tai irgi pavasarį atvažiavom į Latviją, gal apie 170 km buvo už Mažeikių jau, tai truputį. Toliau. Kiek ilgiausiai jūsų darbo diena yra užtrukus? Tai normaliai 24 valandas per parą. Ir ne kartą taip yra buvę. Tai... O koks šie metas būna, kad tiek reikia dirbti? Darbymetis, gedimai ir dar kiti niuansai. Tai... Darbymetis yra kas sėja, javapjūtė. Paimkim javapjūtę ir jeigu kažkoks nusitempia sezonas, kai prasideda dubliavimais, žinai, tai javapjūtė plus sėja arba kažkokie žemės dirbimai prasideda ir, žinai, tada žemės dirbimai plus gedimai, tai reikia vyram padėti, nepaliksi lauke vieną sugedusio, tai reikia padėti. Ir gaunasi taip. Tai čia tos 24 valandas labai trumpos gaunasi paroje. Aš žinau vienas įmonės mechaniką, kur dirba parom. Linkėjimai Mantvidai. Esu 1,5 paros jau dirbęs. Šitas vargšas užšipuotas, tai motoras išlėkė į lauką. O su kokia sėjamąja cukriniu trunkeliu sėjat? Horš maestro turi. Sėjo, šiemet įsigijo, tik tai buvo pirmas sezonas. Tai kaip debiutui esu patenkintas, kokybė. Ką duoda žmonės, kurie vis tiek dirba daug su sėja, tai patį principą supranta, kad ir daiktas sėjamoji, vardinkim, pasikeičia, bet pačio Horškai gamintojo technika ir specialistai, kurie apmoko, aš manau, ir kai moka jau žmogų, kuris sėja, tai turbūt ir lengviau perprasti tas sėjamasis. Tai pasėjo cukrinius runkelius be kasiakų. Labai šiaip tai darbuotojai, kurie vykdo purškimo darbus, tai giria pasėjimo kokybę. Prieš tai metais kiti tiekėjai atlikdavo šią paslaugą, tai šiais metais sakė geriausiai iš visų pasėta. O tai kas čia turėjo įtakos technika ar operatorių gabumai? Manau, pilnas komplektas. Tai pirmoji eilėje aš sakyčiau visada yra žmonės. Tai agrožmonės, tie, kurie dirba su žeme, tai operatoriai ir tada gera technika. Gera technika, gera sėjamoji, geri traktoriai, geri suderinamumai, tai yra navigacijos palydovai ir kai viskas apjungi į vieną, tu turi gerą daiktą ir gali gerą paslaugą duoti klientui. Mėgstat filmą žiūrėti? Nebėra laiko. Pagal laiką kitaip sakyčiau. Savo laiku, taip, dabar žemeliai laikas atiduotas. Ne, šiaip darbaholikas esu ir dirbu darbą, kuris patinka, dėja dėl to kenčia šeima, vaikai, kaip sakoma, ir žmona pikta namie. Bet... Kaip dilinat, kaip sprendžia šitas reikalus? Per tiek metų kaip ir supranta, kokioj virtuvėj sėdžiu ir kuom užsiemu, bet vis tiek ateina tas lūžio taškas, kada pavargsta namie būti viena, nes vyras grįžta tai pirmą nakties, tai antrą, tai arba iš vis paskambina ir neturiu jėgų, važiuoju į viešbutį ir kažkas tokio. Tai tada porą dienų namie. Laisvu ir stengiasi apklijuoti. Dabar tai pagalvojau, kai būna furistų žmonas, tokias našlė, žinai, tai čia ūkininkai irgi panašiai per sezoną būna, ne? Jo, bet žinai, ir furistai tai išvažiuoja į užsienį tom vadinamom kadencijom ir nebūna 6 savaitės, ne? Bet žinai, jie Europoje kažkur tenai, o čia už 100 kilometrų ar ten už 50 kažkur, tai žinai, kaip ir vietoj, bet ne vietoj. Tai čia tas turbūt irgi taip, žinai, toks momentas yra, kaip ir šalia, kas tas 50 km, ne, šiai dienai, niekas, pusę valandos gerais keliais. Bet, žinai, vis tiek nėra namie. Dėl to turbūt ir pikčiausia. Čia turėtų pačios komentuoti, parašykit komentaras. Su kokia sėjamąja planuojat sėti kviečius? Neišvengiamai
Horšo ir bus tas pats fokusas ir dar Pronto 9 metrų. Fokusai 6 metriai ir pagrindinis arkliukas Pronto. O kodėl taip? Nu, vien su 9 metrais į dieną, į gerą dieną 100 hektarų gali pasėti. Tai vien per šitą vietą vėl atsiremi į tą, gali važiuoti kaimynui padėti, savo viską pasirašiai, 2-3 komplektus atsivarėjai, su agro rangovais į pagalbą ir pasidarėjai per kelias dienas vėl viską ir vėl važiuoji į paslaugas. Tai jūs galite susikooperuoti, pavyzdžiui, vieną didelį lauką, atvažiuoti daug technikos iš skirtingų ūkių, pavyzdžiui, ne? Kaip pavyzdys, kodėlgi ne? Jeigu yra poreikis, aš kaip pavyzdys, nusprendžiau kviečius rugsėjo 20 sėti, nuo 20 iki 27 tam tarpe. Per savaitę 500 hektarų, ne? Kaip ir iššūkis, kaip ir ne. Tai su viena sėjamąja jau iššūkis, tokį hektarų kiekį pasėti. Bet vėl aš važiuoju į paslaugas, sėju kitiem su agro rangovais kartu. Tuo momentu, tą datą, kada aš nusprendžiau sėti, aš su jais, nes jie dar turi Horšo Pronto 9 metrų sėjamąją, yra sutarta, kad su 3 komplektais atvažiuojam pas mane, su 3 komplektais, lengva ranka ten 150 hektarų, tiesiog. Tik spėk trąšas pilti ir sėklą. Supratau, čia kaip bulviakastis kaime. Čia pradedi vienam, kaip čia name, vienam, kaip čia? Nuo vieno galo pradedi. Nuo vieno galo pradedi, kitam ir eini per visą kaimą. Tai čia principė tas pats, ne? Panašiai galima taip sakyti. Bet ir gerai, aš skaitau, kad yra gerai, nes ir vėl grįžti prie to pačio, matematika, skaičiai ir... Dėliojas matematika? Kai taip dirbi, dėliojasi. Jeigu imkim traktoriaus kaštus, sėjamosios kaštus, įsigijimo ir tu su tą sėjamąją pasėsi per sezoną 700-900 hektarų, jos kaina nuo to nesikeičia, leasingų įkainiai nesikeičia. Tiek pat sumokėti reikia, pinigų vis tiek, jo. O tu per paslaugas, susikooperavęs su agro rangovais, pasiesi 2000 hektarų, tu uždirbsi dar. Tai valio, tau viskas atpinga. Tau savikaina hektaro keičiasi. Taip, jinai daugiau dėvisi, viską, bet dylančios dalis nekeičia esmės pagrindinės. Iš to kainodara susidaro amortizacija. Amortizacija, dylančios dalis, aptarnavimai, traktoriaus, atlyginimai, bet atlyginimas neišvengiamas. Tu žmogui daugiau mažiau duosi darbo, vis tiek atlyginimą mokėsi didesnį ar mažesnį. Daugiau dirbs, tikėtina daugiau uždirbs. Daugiau uždirbs. Taip, nes nori turėti gerą darbuotoją, tu turi duoti jam uždirbti. Jeigu tu nori turėti gerą darbuotoją, bet neduosi jam uždirbti, tai neturėsi gerą darbuotoją. Tai čia labai paprasta ir elementaru. O kas yra geras darbuotojas? Negeras darbuotojas, kur prieš tai kalbėjom, kabiną išsivalo ar kaip? Aš skaitau, geras specialistas, tai tas, kuris geba atlikti ne vieną funkciją ūkyje, tai kuris reikalui esant gali sėti, reikalui esant gali skusti, gali į kombainą atsisėsti, tegul nebūna pats stipriausias kombainistas, bet reikalui esant susirgo nelaimė šeimoje, dar kažkas, jisai gebės kulti. Reikės, su maža konsultacija išvažiuos ir purkšti. Tai kuo universalesnis darbuotojas, tuo jo vertė kyla, tuo ir negaila didesnį atlyginimą žmogui mokėti. Gerai, dirba 1000 hektarų maždaug, ne čia? Kiek ūkio žmonių dirba? Pagrindinių darbuotojų yra 6. Operatorių pavadinti, taip. Ir kiek iš jų moka visus tos darbus, kur įvardėt atlikti? Kombainininkai 3. O kiek kombainų? 3. 3 kombainai, 3 kombainininkai. Tada 2 iš tų operatorių purškia, vienas cukrinius kasa, operatorius, kuris sėja dabar, jisai krauna cukrinius, geba purkšti, sėja dabar. Reikalui esant jau kiti smulkesni darbai, apie kažkokį prakultivavimą dirvos ar vežimą, aptarnavimą, jau nereikia vardinti. Tai čia imkim tokius esminius. Tai esmė ta, kuo stipresnį visą brandolį turėsi, tuo stipresnis ūkis bus ir lengviau ūkis bus. Kiek toksai universalus darbuotojas gauna atlyginimą vidutiniškai?
Aš skaitau, kad universalus darbuotojas vidutiniškai turėtų į rankas gauti apie 2000. Tai būtų solidus atlyginimas, tai čia yra vidutiniškas sezono metu. O kaip jūs pamatuojate atlyginimą valandinių įkainių ar įvairi praktika yra ūkiuose. Aš labiau, pas mane yra didžioji dalis darbų valandiniai įkainiai, dalis yra darbų, kur dar skaičiuojasi už hektarinę. Aš asmeniškai linkęs visą pereiti į valandinę, nes tai yra ryšantis prie praeitos temos ūkio valdymo programos. Taip gali tenai įsidėti hektarinius kaštus, bet viskas paprasčiau skaičiuojasi pagal valandas. Tada matai, kiek lauke truko valandų, kiek kažkokį darbą judėjo. Jeigu valdymo, jau viską, jeigu imant per ūkio valdymo programą, kuri apjungs traktoriaus judėjimą, fiksuos traktoriaus judėjimą laukuose, tai vis tiek viskas turi skaičiuotis tada per valandas, kiek hektaras tada atsistoja, arba kiek per valandą hektarų padarai, našumus visokius, vis tiek, tai viskas per valandas remiasi ir atlyginimai turėtų per valandas skaičiuotis. Bet čia gali lazda turėti 2 galus, kai valandinį moka gal lėčiau dirbs, kad daugiau valandų pradirbs. Tai tame reikia tada visokių programų, kaip pavyzdys ūkio valdymo, kur įsivedi našumus, įsivedi vidurkius ir aš manau geroje ūkio valdymo programoje, kaip pavyzdys, kad traktorius susikonektina su padargu, ar tai būtų sėjamoji ar skutikas, programoje informaciją surašant, vis tiek kažkokie tai našumai, neišvengiamai turėtų būti. Ir gairės sudėdė, ir matai, jeigu tas padargas ir būtent tas operatorius dirba minimaliais našumais, tai automatiškai tada žiūri, kame problema. Bet gal jo laukai mažiukai, kokie trikampiukai? Ne, tai čia viską turi atsižvelgti. Tai oro sąlygos tos pačios, drėgmė ir dar kiti. Tai taip, čia neišvengiam. Jeigu prisiriši prie hektaro, tai tada vėl iš kitos pusės prasideda greičiai, prasideda kokybė, tai vėl tada turi žiūrėti, kad nelakstytų, kad teisingą gylį pasirinktų. Mes dabar čia stovim kaip pavyzdys ir operatorius gylius susigaudė, nuo ragų susileido, jisai susileido ten 15-18 comų, neviršiant 20 ir jam darbinis greitis sulėtėjo, nes jau traktorius apkrautas, viskas. Kaip pavyzdys, jeigu imsim už hektarus, gal jis turės tokią pagundą, mes visi išvažiuojam. Viskas, klipsus uždedu, 10 comų, 5 km padidinu greitį, sėklos vežimėlio įterpimą pagilinu, kad sėklos neišmestų į lauką ir varau, traktorius lengviau traukia, hektarai greičiau byra. Tai ir tą pusę slidi, ir tą, bet reikia, tą mažiau slidesnę pusę pasirinkti. Aš manau, kad per valandas geresnis variantas. Nes vėlgi važiuojant į paslaugą, tai kaip pavyzdys čia jau vadybinis reikalas suskaičiuoti atliktą darbą, hektarus ir viską, bet darbuotojai dar apkrauti, kad susiskaičiuoja, kiek tų hektarų pasėjai, nors ir kompiuteriai skaičiuoja, bet neišvengiamai yra persėjimai, stulpai, sueinantis trikampiai ir galų laukės. Kompas tau 10-15 procentų gali daugiau priskaičiuoti ir ūkininkui pateiksi vietoj 50 hektarų, aš pasėjau 62. Tai sekantį kartą, sakys, ačiū, viso gero. Tai čia yra jau vadybinis darbas, su ūkininku yra atliktas paslaugas susivesti. O kas tą vadybinį darbą atlieka? Šiai dienai aš palieku tai viską agrorangovam, nes aš jau iš savo pusės duodu operatorių, traktorių techniką ir prižiūrim techninį stovį, jeigu reikia. Tai ir turim kitų procesų, kas vyksta ūkyje, tai jau šitas darbas jau. Jiem atiduoda, žodžiu, davė techniką ir agrorangovai pasirūpinkit. Taip, šiuo momentu taip. Tai yra... Tai vėl galvos skausmas nuimtas. Tai jo, nes, vyksta procesai, vyksta skutimai, purškimai, glifosavimai. O kokie ūkiai šiandien darbai vyksta? Kaip matėm, tenai Xerijonas važinėja su 12 metrų skutiku. Norėjom važiuoti purkšti, bet dėja turim vėją didelį. Dėl to tokia purinės mano šukuosinam žinai velės. Tai biški gaila pinigų išleisti vėjais tiesioginė to žodžio prasme. Tai vyksta dar kulimo užbaigiamieji darbai ir... Tai matėm, kaimynai pupas jau kulė, ar ne? Taip. Jūs turit pupų? Turiu 300 hektarų pupų, bet pas mane planas į savaitės galą. O ką norėjot purkšti? Turbūt su Bayerio produktais kažką, ne? Dirbam ir su Bayeriu, tai dabar kol kas glifosavimai.
glifosavimai, prieš sėją, dirvos ruošimai. Su kuo galim glifosuoti? Su kokiais produktais glifosuoti? Su kokiais produktais? Tai, kaip pavyzdys, dabar prieš rapsą su Roundup Goldu varom. O kodėl su Roundup? Greitesnis efektas, nes stengiamės maksimaliai sudaiginti pabiras ir pasirinktas šitas produktas, kad kuo trumpesnis laiko tarpas praeitų iki dirbimo. Tai maksimaliai ištempti iki sėjos laikotarpio, nupurkšti kelios dienos, kad būtų galima skusti. Tai geras daiktas. Su gerais partneriais dirbama, ne? Reikia. Geri partneriai gerai kainuoja, bet padaro gerą darbą. Turi rezultatą. Nu, pavyzdžiui, esat bandę kokius nors kitus, pavyzdžiui, pigesnius naudoti dalykus? Taip. Ir kaip pasisekė, kaip rezultatai? Tai vat, purškiam Roundupu. Taip ir rezultatai. Pasilieki prie patikrinto daiktą. Gerai. O naujo kalcito kalkės naudojat? Naudosime. Tai vat laukiu tyrimų. Noras yra jau kažką užsisakinėti, bet žinai, užsisakinėti nežinant kiekių ir derintis dėl kaino, nors dar dėl kažko, tai yra. Noras yra, kontaktai ant stalo padėti ir laukiam tyrimų atsakymų, kad iš karto skambinti yra. O kokią frakciją planuojat naudoti? Planas granuliuoti, kad būtų. O kodėl? Su turima technika išberti. Kad su esamu barstytuvu galėtume savo jėgom šiai dienai, jeigu neturės arba bus eilės, ar pavyzdys neturės patiekti, tai imsim biresnę, skaldytą maltą, kokia tik bus. Ir iš tų pačių agrorangovų turi galimybę kalkių barstymo paslaugą. Imsim kalkių barstymą. Žodžiu, nėra padėties be išeities su agrorangovais, ne? Nėra, čia tiesiog reikia komunikuoti, kalbėti ir... Tai va, gerbiami žiūrovai, video aprašymą paliksim kontaktus agrorangovo, tai jeigu norėsit, susisiekit ir galėsit taip išspręsti problemas. Būtent. Kaip šiemet sezonas? Kaip javapjūtė? Skaitau ganėtinai lengvai. Rapsą pradėjom iš vis ten dabar 20, gal dar prieš 20 dieną. Ir kas keiščiausia, niekada nenori būti pirmas, į kurį pirštais bado ir nieks nekala aplinkui ir čia, žinai, nedrąsu išvažiuoti pirmam. O dar grįžtant prie tos temos, kad dirbu nuo kovo mėnesio šičia ir visi aplinkui žino, kad perversmai kažkokie, kažkas keičiasi, žinai. Bet dėja taip gavosi, žinai, nieks nekala aplinkui, vieną dieną vienas kombainas, nuvarėm į lauką, žinai, kūlam pasimatavom, 9,5-10 rapso drėkmė, ko nekult, išvažiavau, skambino operatorius, čia sako, tu atsiunti į kaimynus, ta prasme, sako, atvažiavo pažiūrėti, ką veikiam. Sakau, rapsą kūlam. Sakau, ką pasakė, tai nieko, pasijuokė, išvažiavo. Sekančią dieną mes su 3 kombainais išvažiavom, jie irgi laukus jau visi. Tai, žinai, reikia kažkam būti pirmam, tada, žinai, pirmą dieną visi pasijuokė, o sekančią dieną irgi varo į trasą. Toks domino efektas. Bet čia, žinai, čia klasika, čia visur taip. Vieni stengiasi kuo pirmiau iššokti, o kiti, žinai, nenori būti tie pirmi, bet kai tik kažkas pajuda, tada jau drąsiai varo ir kiti. O su kviečiais, tai ką aš žinau, lengvai, išskyrus škvalus, vėtras ir visas kitas negandas. O nukentėjo čia nuo tų škvalų? Aš šiemet džiaugiuosi, kažkaip mus visi šitie stichiniai reikalai aplenkė. Net ir rapsų kūlimo metu krušos, ledai ir vėtros. Kūlam rapsą aplinkui juoda, konkrečiai elevatoriui skęsta, balos didžiausios, Panevėžys skęsta, mes kažkur per vidurį kūlam. Fūras skambina, sako, kur į bazę važiuojam statyt, ne, sakau, į laukus. Taigi, sako, pila, kai iš kibiro. Ne, sakau, mes kūlam. Atvažiuoja nuo Krekenavos, susisūkė, sako, rimtai. Visur pila, sako, čia ne. Tai buvo tokių momentų, tai malonių, žinai, aplink juoda konkrečiai, mes kūlam, žinai, tai neužkabino nei vieni, nei kiti, jau paskutinis tas didysis reikalas, tai taip paguldė, likusius 300 hektarų, nėra tai, kad prispaustų, žinai, jau visiškai privalotų, bet suguldė neišvengiamai, tas palėtino visus darbus. Kokybė nuėmimo, bet susitvarkėm. O su kokia pjaunamąją pjaunat čia? Dirbam su tais pačiais klasais kažkaip paima, ne? Ir varijo 10 metrų kederiukai, 10,8, tai be problemų.
Tai koks rapsas geriausiai šiemet birėjo, kokią veislę? Dekalbo, aišku. Galimai. Stebuklų nebuvo, bet geriausiam laukia apie 4 tonas iš hektarą. O čia tame krašte turėtų būti našio žemės, ne? Ne visiškai. Labai, gal jau į šitą pusę geriau, bet ir tai čia jau einam link Šeduvos, link Raseinių. Jeigu įmant Kėdainius, aš manyčiau, ir į autostrados pusę, ten gerai. Ten, kur mes įsikūrė, tai mes turim visko. Į kurią pusę pasiduosi, ten skirtingai bus. Tai nėra taip, kad Kėdainiai, viskas, geros žemės. Deja, turim visko. Gerai, o tai kaip kviečiai birėjo? Bendrą vidurkį turim 6,6 jau įskaitinio. Kai turim visokių laukų, tai įvairiai ir birėjo. Mažiau 6 nebirėjo, bet kažko tokio įspūdingo, kuris iššoktų, 7-8 tonos buvo laukose, bet kad tenai savaitę laiko ir po 10 tonų birėjo. Ne, dėl to ir reikia tyrimų, darom tyrimus, kad kažką reikia keisti. Tas paprastas ūkininkavimas, ne šiai dienai turbūt. Reikia tiksliai dirbti, tiksliai sėti, tiksliai purkšti, tikslumą, ne? Taip, ir žinot, ko reikia tai žemėje. Tai čia iš tos intencijos, kad pasėsiu, duosiu NPK, pavasarį salietros ir dar nusipurkšiu ir gerai bus, žinai. Deja, reikia jau kitaip žiūrėti. Tikslingai dirbti, ne? Taip. Tai to ir palinkėsim, tikslingai dirbti. Derlius nuimtas, ne? Kokie planai ateičiai? Ateičiai dar reikia cukrinius nuimti. Matysim, kada užsikurs fabrikas, pasileis, kada gausim grafikus ir žiūrėsim, kaip vėlai nukels ar ne vėlai nukels. Tai čia toksai cukriniai runkeliai man asmeniškai iššūkis, 1 metai, prieš tai nedirbęs. Tai ir ta cukrinių sėja pavasarį tokia buvo, kaip ir nieko stebuklingo, bet vis tiek jau tikslioji visiškai sėja ir sužiūrėti tos procesus įvardinkim, kad tiksliai pasėt, kaip ir agro rangovai iš pradžių buvo baimės, naujas daiktas, ne, gal nemokės, gal dar kažkas, tai šitoj vietoj neprašauta tikrai, kad paėmėm juos, kad pasėjo jie, tai bent jau. Ką darbuotojai sako, jau jie ne pirmus metus mato cukrinius runkelius, tai jie patenkinti, kaip pasėjo, nes jiem ir patiem nukasinėti reikės, nes jie dirba, jie purškia, jie mato, prižiūri, ne, tai jie kokybę džiaugiasi. Tai juo labiau mano asmeniškai jau gerai, jau ramiau, kad paėmėm tuos, kurie gerai padarė. Naktį nebegirdėsi telefono skambučio. O pats principas dar nuėmimas laukia, nuėmimas, suvežimas ir tada jau bus visiškai užbaigti metai. Tai ką, tai to ir palinkėsim ramiai pasibaigti darbus. Kad per daug neišdžiovintų. Jo, kad kas nors sudygtų. Dar reikia, kad sudygtų, po to palaistytų, bet ne per daug. Tai čia reikia, jau žinot, kam paskambinti, kontaktų neturim. Čia reikia, kad irgi kooperatyvas stotų tas, kas reguliuoja orus. Tai kaip mes galim reziumuoti šiandien dieną? Kooperatyvas yra gerai? Aš skaitau, kad gerai, tai turėtų daugam palengvinti ar išspręsti kažkokių galvos skausmų. Rekomenduotumėte, ne? Rekomenduočiau kreiptis, bent jau pasikonsultuoti, gal turės kažkokių patarimų. Mes kontaktus įdėsim apačioje komentarus, pakontaktuokit. Manau, drąsiai, galima skambinti. Jo, ir Horšas Siemosas yra geras. Šiai dienai, manyčiau, geriausias variantas. Fantastika. Tai ką, ačiū už skirtą laiką, ačiū žiūrovam, kad žiūrėjot. Dėkui jums. Ir iki.